Pirmos rungtynės po vasaros pertraukos, kokios mintys, kas galbūt šiandien nepavyko, kas pavyko tavo akim? Iš tikrųjų atrodo, kad nežaidėme jau amžinybę. Iš tikrųjų atrodo, kad daug laiko praėjo. Pirmas kėlinys buvo chaotiškas, turėjom tokių individualių klaidų, pirmas lietimas, dėl ko to pasekoje gaunasi blogas perdavimas, prarandam kamuolį ten, kur neturėtume prarasti. Tai iš esmės ir aišku traumos. Tai pirmas kėlinys buvo šiek tiek chaotiškas, galbūt nesitikėjome, kad bus toks chaosas. Antrą kėlinį tada jau geriau išėjom, pasukom kamuolį per perdavimą, truputį agresyvesnės buvom, gynyboje išsivarėm labiau kamuolį, bet aišku, tas antras įvartis irgi toks užmėgimas galbūt, galvoju, viena paims, galvoju, gal kita paims. Tai tokie įvarčiai iš tikrųjų mūsų klaidos, klaidomis pasinaudojo varžovės, yra kur tobulėti, yra ką koreguoti tikrai labai stipriai, bet pergalė yra pergalė ir reikia džiaugtis ir tais taškais. Turbūt po pertraukos vasaros tos praktikos labiausiai trūko aikštėje kartu rungtynėse. Iš esmės taip, vis dar eksperimentuojam kartais su pozicijom, atrodo, kalbam per treniruotę, kad žaisim vienaip, tada kita treniruotė galbūt šiek tiek kitaip, per rungtynės vėlgi pagal situaciją. Per rungtynės keičiasi tos pačios situacijos ir kartais per rungtynės tenka keisti pozicijas, keisti žaidėjas ir tam turi kiekviena žaidėja būti pasiruošus. Jeigu mes nesam pasiruošusios pasikeitimams, tada atsitinka tas chaosas ir tada mums neišeina mūsų tas planas. Tai iš tikrųjų taip, galbūt tos žaidybinės praktikos per vasaros laikotarpį šiek tiek trūko. Bet ką padarysi, dabar turim, ką turim. Iš tikrųjų, šiaip komanda neblogai atrodo, esam fiziškai pasiruošusios iš esmės. Tai svarbiausia, kad neišbarstėm šitų 3 taškų, kas mums buvo labai svarbu. Tavo 3 įvarčiai per 2 rungtynės paskutinės, smagu prisidėti ir puolime prie komandos rezultatų. Aišku, smagu apskritai, kai komanda laimi, smagu, nesvarbu, ar aš įmušu, ar kažkas kitas įmuša, yra smagu laimėti. Jeigu tai atveda prie pergalės, aišku, džiaugiuosi, smagu mušti įvarčius, bet iš tikrųjų tai nėra prasmės, jei komanda nelaimi. Tai nesvarbu, kas įmuš, svarbu, kad laimėtum.